dabar Londone, nežinau kodėl. Šiandien pas Tony Robbinsą skridom, kėlėmės anksti labai ryte ir Diena šudina, jokių nuotykių, viskas buvo blogai, nepatiko. kada mes kėlėmės? 3:30, bet nesijaučiu pavargęs. Tik žinau, kad šiandien būsim iki vėlai nakties, ten gal sakė iki 11. Ir taip 4 dienas. Pas Tony Robbinsą Unleash the Power Within. Atvažiavau pamatyti geriausią pasaulyje. Kas jis? Menedžeris? Entreprenerio menedžerio Tony Robbins pažiūrėti atvažiavau. Su jais neįmanoma, karoči. Cinikas ir sportininkas. Tokiais būdais gyvenime neskaitykit Bhagavad Gitos. Rudraksha. Kas? Rudraksha. Nu nesu, paskui nuvažiuosi, jie būsi Will Smithas ir garbinsi dievybės. Sucekas matas. Pastabi diena. Kontaklės nepriema. Jo, jisai nešneka turbūt per seminarus arba ten viskas suplėkia, bet pas jį Instagram'e matosi, kad jisai ten ir su Sadhguru bendrauja. Instagram'e aš irgi viską turiu, bet nebūtinai tai yra tiesa. Taip, ir aš netikiu, kad jisai pats į Instagramą ten sėdi ir Važiuojat, ne? Tai va, tai reiškia jo ten nėra. O šiaip, jo, paklausčiau, ką turėtume padaryti, kad jis atvažiuotų į Lietuvą ir padarytų užsiėmimą be Golden Ticket tiem žmonėm, kurie dirba su NVO ir daro visokius gerus darbus, kad padarytų, fainiem žmonėm, kurie nebūtinai turi pinigų tam Golden Ticket. Kiek pamenu, Tony pasisamdyti kaip konsultantai yra $1 milijonas. Jeigu verslo konsultantai ir panašiai, $1 milijonas, dar aišku, jis turi sutikti ant tavo to verslu domėtis ir 20% nuo pardavimų ir panašiai. Jeigu jį kaip verslo, auginimo specas samdais. Lift your head and let the sun in your eyes. Show me what your face is like when you smile. Ir aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kaip žmogus nepraėjęs, kad ir, jeigu įmant Tonio, visą tą kelionę, kokią jisai sudėlioja, kaip žmogus nepraėjęs šito galėtų nueiti kažkur toliau, nes jam paprasčiausiai tai jau atrodytų, kažkaip gal nenormaliai, per sudėtingai, gal per giliai ar dar kažkas, ir jis greičiausiai ten pasiklystų. Tai, man tas kažkaip verslas, jisai, yra tenais ir didžiulis. Taip, čia yra verslas ir aš užskaitau jo tą verslą, todėl kad jisai belekiek keliasdešimt metų tai daro ir kažkurgi turi atsipirkimas pareiti. Tai va, tai įsivaizduok, kad keliasdešimt metų jo darbo dabar atsiperka, nes jis jau tuo ir senas ten ir tas tuo nepadarys, tai užšauna. Kad žmogus susimokėjęs 1000 eurų ar daugiau, tai jis ten klausosi ausis ištempęs ir jisai tikrai pakeis savo gyvenimą dėl to, kad jis investavo pinigų, Žiūrim, kas čia, kur čia. How many think of something right now you can feel grateful for, excited about, happy about, appreciative of? How many find something in this moment if you wanted to? Say, how would it be for my family, my kids? How would it be for my employees? How would it be for myself? How would it be for God? Aš turiu kasdien patirti gražią būseną, todėl kad aš tada džiaugiuosi ir džiuginu kitus. Turiu tokį aišku užtikrintą ryžtą gyvenime, kuris leidžia tiesiog veikti labai susitelkus, labai aiškiai ir efektyviai. Ir vykdau intuityviai ateinančią valią ir įgyvendinu tyriausius ir giliausius siekius. Sutariu su žmonėm, esu visada patikimas tada krizėse, myliu, tinkamai, žaismingai reaguoju į situacijas su vaikais, su šeima, su kolegom. Versle įkvėpiu, parduodu, sukuriu vertę, esu originalus, tikras, nuoširdus ir tai keičia visus santykius ir žmonės aplinkui mane. Myliu ir priimu ir pasitikiu savim ir vaikai visą tai išmoksta. O todėl man reikia tai kiekvieną dieną. Hei, Lieto, laikykis. Prasivežam naujų įrankių, gerai?
kažko nepadarau arba kažkurioje vietoje kažką pralaimiu, aš mėgstu save užgraužti ir kažkur nukristi. Tai stokis, eik ir mušk, bliavo, ko tu čia guli? Когда я сочувствую другого. О, извините, пожалуйста. Visi ruošiasi eiti per žarijas. Yes. Neisi. Yes. Kur einantis? Jau. Yes. Per žarijas einam. Ką, nematai vas Vila? Žodžiu, aš į Tony Robbinsą šitą renginį važiavau su tokį skepticizmo pilna gaidelė, nes, ašgi viską moku jau, viską suprantu šitam pasauliu ir man čia tokie visokie, kur sutraukia 12 000 žmonių į renginius, ką jie ten mane gali pamokyti. Ir eidamas į renginį supratau vieną tokį labai gražų dalyką, kad tikrai yra ko išmokti iš jo. Ir kad tokio dėkingumo atsirado labai, kad kas aš toks? Su savo visko žinojimu ir visko supratimu ir skepticizmu, cinizmu ir sarkazmu. Šiais metais buvo neįtikėtinai šalta pradžioj ir po kažkurios užduoties pasidarė dzin visiškai. Neatsimenu, ką darėm, kažkas ten persijungė ir pasidarė vienodai visiškai aplinka, temperatūra, šaltis, vėjas, tiesiog nebesvarbu, žinai. Nors užduotį žinau, bet kokybė jos nuo to nei trupučio neprastėja, nes aš vis tiek gavau savo suvokimus, transformaciją, suvokiau, kaip man reikia galbūt keisti veikloje tam tikrus momentus, būtent kuriuose aš jaučiuosi užstrigęs, organizaciniuose labiau klausimuose, administraciniuose kažkokiuose klausimuose, kas man labiausiai dabar stringa. Aš turbūt važiavau ne tik įrankių, bet ir važiavau to tokio įkvėpimo ir spyrio tokio, kad kaip man pakelti viską į kitą lygį. Tai va, tai Tonio tos 2 dienos, kuris jisai pats buvo, jisai parodė, kaip tai pakelti. Parodė pats praktiškai, kad aš jau taip darau bele kiek metų, pasidalino istorijom, kurios labai stipriai rezonavo ir man tas patiko. O visa kita, ką darė jo kolegos, jie savo gražias istorijas pasakojo, bet jos visos susėdavo į pardavimą ir tai buvo neskanu. Nors Tonis darė lygiai tą patį, bet jisai kalbėjo iš širdies, jisai yra profas ir ten viskas buvo skanu. Ir galų gale mes po tokio seminaro visiškai ten užmotyvuoti įkrauti, nes po pirmos dienos, kai mes ėjom per žarijas, tai mus ten taip paruošė, mes tokie visiškai, mes ten galėjom, nežinau, eiti ten 3 paras kur nors. Tai va, tai tas įkvėpimas, ta energija jinai yra ir norisi su ją pasidalinti su žmonėm. Tai turbūt patys pirmieji, kurie gaus. Tai va, Northamptono lietuviai. Mėnesienoj tarp vandens gėlių plaukiam dviese baltu laiveliu. Gal kažkam labai gražiai atrodo, o man viskas nusibodo. Nusibodo man kas naktį,
mėnesienoj irklais plakti. Nusibodo man kas naktį, mėnesienoj irklais plakti. Atsistoju, nusišypsau gudriai ir metu tave į tamsią kūdrą. Vandenėlis burbuliuoja, viso gero myli.